pagalbos čia nelauk, veidai išblyškę žiūri, pagalbos čia nelauk, stulpai pro šalį slenka, laukai veja žalia, tremtinio šiaurė laukia, naktis šalta šalta, tremtinio šiaurė laukia, naktis šalta šalta, nešauk manęs tėvynę, nešauk ir neviliok. Gedulo ir vilties paminėjimui skirta diena prasidėjo Žemaičių aikštėje tradicinėmis kalbomis, tylia pagarba Lietuvos Respublikos himnu. Po to mišios, po to gėlių nešimas ant kapų. Na ir ko gero viena iš įdomesnių detalių, tai būtent pasisėdėjimas kaimo turizmo sodyboje Pakalnė. Čia susirinkusi nedidelė dalis tų žmonių, kurie savo jaunystę yra praleidę tremtyje. Skaudus jų atsiminimai 70 metų neišbraukė iš atminties to skausmo, to netekties jausmo, kurį jų didžioji dalis čia esančių yra patyrę. Oi, mano prisiminimai labai liūdni. Aš jau nenorėčiau, kad neištiktų kitas insultas. Viskas prasidėjo 47 metais, aš ne 41 išvežti. Pirmiausia, areštavo brolį vyriausi. 47 rugsėjo 19, o 47 gruodžio 19 tėvus išvežė, o aš 5 metų pabėgau iš namų. Paskui po 3 metų grįžau atgal į tą tėvišką, kada 48 vežė ir prašė, supranti, kad visi kvietė registruotis. Tai giminės įkalbino, aš registravausi ir prisidaviau, reiškia, KVD. Grįžau į tėviškę, į 3 metus išgyvenau ir dar brolis buvo 12 metų, likęs mokykloje. Ir kadangi prie miško gyvenom, žaidėjo partizanai ir įvyko susišaudymas. Ir vieną vyrą nušovė, kuris mane areštavo ir nuteisė 25 metais, atsidūriau prie Varkutos Intos lageriuose. Ir su tėvais jokio susirašinėjimo nežinau 10 metų. Po 10 metų susitikau su tėvais iš Jarutalūsko rajono giminės rytiesios. Mes įsiprašėm, kad man grąžintų. Jau aš buvau vedusi, buvau išėjusi iš lagerio, buvau vedusi. Ir vienu žodžiu, tėvai atvažiavo, tai pasimačiau su tėvais po 10 metų, o su vyriausiu broliu po 14 metų. Jis buvo Norilsko lagerį, o jauniausias buvo pasilikęs namuose, iš mokyklos išėjo. Supranti, jau ne namuose, bet pabėgęs. Ir kažkur tai susitiko vyrus ir išėjo į mišką ir 16 metų žuvo. Ir visą laiką nežinojau nieko, kada grįžau į Lietuvą, tai kada atgimimas tik tai prasidėjo, tada paskambino man ta moteris. Jos brolis kartu žuvo ir pasakė, kad brolis žuvo, gyvenau su viltimi, kad jisai gyvas kažkur, tai kažkur slaptosi. Tai nenoriu prisiminti savo gyvenimą, labai liūdnas. Ar įmanoma atleisti tiem, kurie organizavo tokius svečius? Ką jau padarysi? Jau dabar atleisti? Kaip gali žmogus neatleisti? Juk viskas praėjo. 3 kartą auga. Jie nieko neprisimena. Visi tie, kurie buvo mano kaimynai, aš nuvažiuoju į tėviškę vienus metus, pats esu iš Dzūkijos. Tai metus vienas sykį nuvažiuoju tenai aplankyti, kada dar sveikata geresnė buvo, tai porą sykį nuvažiuodavom su šeimyna. O dabar jau 19 metų našlė, vaikai, mergaitės savo šeimą sukūrė, visi išsiskirstė. Gyvenam jau, kaip sakant, atskirai kiekvienas. Tai visi tie, kurie buvo, sakant, gal ir priešai, gal ir gerų žmonių, nėra gyvūnų. O sodyba visai, nei žymės nėra, nei kur šulinys buvo, viską išgrobė, išardė ir mokytojai ant malkų sukūreno, vežė mokytojai. Oi, skaudu prisimenu.
mažais pūkeliais krinta snaigės iš šviesulingų debesų. Įskrido paukščiai link dausų, tylųjų meilės giesmės baigės, lai krykštauja toli nuo mūsų, pamiršę darganas ir lietų. Pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą, lai krykštauja toli nuo mūsų, pamiršę darganas ir lietų. Išskridę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku, kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų giesmininkų draugų. Mielas būk ramus, šaltos žiemos ranka groblėta, išbaidė juos, bet į namus jie grįž pavasarį saulėtą draugų. Mielas būk ramus, šaltos žiemos ranka groblėta, išbaidė juos, bet į namus jie grįž pavasarį saulėtą. O mes, besparniai žemės paukščiai, jos pasitinkam akimis ir vėtrą vėl nujausdami. Grėsmingom šiaurėn žiūrim baukščiai, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėtų. Pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėtų. Pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą. Jie lėks viršum kalnų ir liūnų, jie lėks gelsvais dangaus keliais ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo galiūno ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tiek sykių jau girdėta, pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tiek sykių jau